Gyvenimas yra per trumpas dirbti bet ką. Ir aš realiai šitas 2 savaitės, kai ieškojausi darbo, aš biški mėčiausi. Tai ten noriu, tai ten, o ir šitas įdomu, ir šitas fainai, o pabandom dar čia. Ir va šitas išsimėtymas, jisai manęs neveda niekur, kur aš norėčiau atsirasti. Na, jis va toks, man reikia fokuso, o kad turėčiau fokusą, kad turėčiau tikslą, aš turiu žinoti, kur aš einu. Tai aš tikrai žiūrėdama į tuos darbo skelbimus, tą milžinišką sąrašą, aš suprantu, kad yra labai daug įdomių darbų, bet dėja ne visi jie man yra. Ir daugelis jų nėra man. Tai dabar mano tikslas, vietoj to, kad rasčiau darbą, neapibrėžta, neaišku, ko aš ieškau ir panašiai, šiek tiek atsitraukiu ir išsigaliu naują tikslą. Suprasti, koks darbas man tiktų geriausiai, kur aš galiu būti naudingiausia, kur aš galiu atskleisti savo talentus, savybės, asmeninės, kur gali būti naudinga tai, ką aš galiu duoti pasauliui. Tai dabar toks yra mano tikslas ir šitame visame procese darbo paieška, aš manau, vis tiek vyks, tik dar nežinau kokiu būdu. Tikrai žinau, kad jinai bus lėtesnė, kad jinai bus tokia labiau apmąstyta, labiau tikslingesnė, bet tikrai nebeatrodys taip, kad ten tiek šią savaitę, tiek CV-kų išsiunčiau, ar ten tiek pokalbis toliau. Jinai kažkaip kitaip atrodys ir jinai bus kitokia. Tai aš aišku visiems jums parodysiu, kaip man čia sekasi, kokios yra naujienos. Jeigu bus kas nors įdomaus, tikrai papasakosiu. Ir jeigu norite nepraleisti nei vieno video, tai pasiekit tiek žinių šiandien ir iki kito karto.